Mes čia matom kapines. Čia panašiai, kai į Murmanską važiuoji. Apie trečdalis lauko. Visai suvargę augalai. Tokio tipo laukų Lietuvoje iš tiesų yra labai daug. Dirvožemio tyrimai yra neišvengiama būtinybė tik tada, kai ištiriam dirvožemį. Žinom, kokį darbinį foną mes čia turim. Dabar yra aiški lauko problematika, aiškus darbai, ką reikia padaryti ir kaip patraukti viso lauko bendrą derlingumą aukštyn. Tyrimai tai yra labai geras daiktas, nes vis tiek pamatai, kažkur gali sutaupyti. Yra žemėlapiai, yra planai ir ten palei juos dirbi, reikia iš kažko tai mokytis.